Sveiki! Šioje pamokoje išmoksite dauginti mišriuosius skaičius. Lentoje kaip tik matome parašytą priminimą, kaip atrodo mišrusis skaičius, paprastoji trupmena bei natūralusis skaičius. Mūsų pamokos tikslas išmokti mišrųjį skaičių sudauginti su paprastaja trupmena, taip pat mišrųjį skaičių sudauginti su natūraliuojumi skaičiumi. Ir įdomiausia pamokos dalis tai išmokti dauginti mišrųjį skaičių iš kito mišraus skaičiaus. Taigi, visiems sėkmės ir tikiuosi, kad išmoksime. Pirmuoju pavyzdžiu pasimokysime mišrųjį skaičių dauginti iš natūralaus skaičiaus. Norint sudauginti mišrųjį skaičių su natūraliuoju skaičiumi, pirmiausia reikia tiek mišrųjį skaičių, tiek natūralųjį skaičių užsirašyti paprastosiomis trupmenomis. Natūralus skaičius paprastąja trupmena užrašomas tikrai labai paprastai. Tam reikia tiesiog vardiklyje prirašyti vienetą. Priminsiu, kaip mišrųjį skaičių užrašome paprastąją trupmeną. Trupmenos vardiklis buvo 2 ir lieka 2, jį tiesiog perrašome, o trupmenos skaitiklis gaunamas trupmenos vardiklį sudauginus su sveikąja dalimi ir pridėjus skaitiklį. Tai yra 2 padauginta iš 1 pridėti 1. Tokiu būdu vienas sveikas ir viena antroji virsta 3 antrosiomis. Dabar, kai jau turime mišraus skaičiaus išraišką netaisyklingąją trupmeną ir kai turime natūralaus skaičiaus išraišką netaisyklingąją trupmeną, parašome tai, ką turime. 3 antrasias turime padauginti iš 2 pirmųjų. O tai yra 2 paprastųjų trupmenų daugybą, kurią puikiai mokame ir todėl iš karto imamės skaitiklį dauginti su skaitikliu, vardiklį su vardikliu. Jeigu pastebėjote, kad dvejetukai susiprastina, puiku, taip sau palengvinate skaičiavimą ir nesunkiai gaunate rezultatą 3 sveikus. Antruoju pavyzdžiu išmoksime mišrųjį skaičių dauginti iš paprastosios trupmenos. Paprastąją trupmeną pakanka persirašyti, o mišrųjį skaičių, kaip ir pirmajame pavyzdyje, reikia pasikeisti į netaisyklingąją trupmeną. Priminsiu, kaip tai darome. 5 kart 1 plus 1. Turėsime 6 penktasias. Vėl mūsų uždavinys susivedė į 2 paprastųjų trupmenų daugybą, ką mes atlikti jau mokame, taip, ir nesunkiai gauname rezultatą. Vadinasi, tiek pirmuoju atveju, tiek antruoju atveju labai svarbu buvo mišriuosius skaičius pasikeisti netaisyklingosiomis trupmenomis. Pereiname prie paskutiniosios pamokos dalies, kurios metu mes turime išmokti dauginti 2 mišrius skaičius. Jau turbūt bandote spėti, kad ir dabar reikės juos pasikeisti netaisiklingosiomis trupmenomis. Ir esate visiškai teisi. 16 sveikų 2 penktasias pasikeičiame į 82 penktasias, o 1 sveika 1 ketvirtąją pasikeičiame į 5 ketvirtasias. Kaip ir pirmais 2 pavyzdžiais, taip ir šiuo matome, kad mūsų uždavinys susiveda tiesiog į 2 paprastųjų trupmenų daugybą, kur mums reikia skaitiklį sudauginti su skaitikliu, o vardiklį sudauginti su vardikliu. Visada siūlau neskubėti dauginti skaitiklių ir vardiklių, o prieš tai peržvelgti, galbūt galime savo šį darbą šiek tiek pasilengvinti. Iš tiesų matome, kad penketukus galime suprastinti, nes jie abu dalūs iš 5. Ir taip pat pastebime, kad 82 bei 4 yra lyginiai skaičiai ir jie tikrai dalūs iš 2. Ką ir padarome? Padaliname iš 2. 4 padaliname iš 2 turime 2, pasirašome. 82 padalinę iš 2 turime 41. Tokiu būdu šiek tiek susimažinome savo skaičiukus,
kad daugybos veiksmus būtų atlikti lengviau ir paprasčiau. Ir nesunkiai gauname 41 antrąją. Kaip minėjau prieš tai buvusiuose pavyzdžiuose, tokio atsakymo nepaliekame. Netaisyklingąją trupmeną palikti atsakyme matematikoje yra tiesiog nelabai kultūringa. Todėl, kad 41 antroji nėra tiek informatyvus skaičius, kiek jis būtų užrašytas mišriuoju skaičiumi. Todėl klausėme savęs, kiek dvejetų telpa į 41, ogi 20. Parašome 20 sveikų ir matome, kad dar turime 1 antrąją. Taigi dar kartą priminsiu, kad mes trečiajame pavyzdyje dauginome 2 mišrius skaičius. Ir tai labai lengvai atlikome prieš tai juos pasikeitę į netaisyklingasias trupmenas. Taigi šią pamoką išmokome mišrų skaičių dauginti iš natūralaus, mišrų skaičių dauginti su paprastaja trupmena ir taip pat išmokome mišrų skaičių padauginti iš mišraus skaičiaus. Ir belieka pasakyti, kad visais tais atvejais svarbiausia buvo mišrųjį skaičių pasikeisti netaisyklingąją trupmeną. O dabar visiems sakau, iki.